Aš atliekų nerūšiuoju. Neturiu kur ir kaip. Kokias galima atliekas perdirbti? Skardinės, skardą apskritai, metals, popierius, kartons taip toliau. Kiek atliekų jūs nuomonė per metus pasaulyje susidaro? Tikrai nežinau. Aš tikiu, kad ne kilogramais, net neįsivaizduoju, net žinokit, net 10-100 milijonų tonų. Kiek medžių galima išsaugoti perdirbus toną popieriaus? Daug. Kiek tonų per metus pasaulyje susikaupia šiukšlių? O dėja, neįsivaizduoju, bet labai daug. O kiek medžių išsaugoti galima, kai popieriaus toną perdirbi? Kažkiek irgi tūkstančių, manau, gal irgi milijonų. Sveiki. Mes atvykome sužinoti, kur keliauja mūsų išrūšiuotos atliekos. Ir ar iš tiesų mūsų išrūšiuotos atliekos pas jūs perrūšiuojamos dar kartą? Taip, tai yra tiesa. Tai kodėl mūsų išrūšiuotos atliekos pas jūs rūšiuojamos dar kartą? Todėl, kad jūs namuose atskiriate tik pagrindinės didžiasias dalis, tai yra kartoną, plastiką ir stiklą. Mes tai skirstome į dar smulkesnės frakcijas. Eime, viską parodysim. Dabar esame išrūšiavimo ceche. Šita krūva yra visa tai, ką mes parsivežame iš miesto. Tai yra ta, ką jūs įmetėte į varpelius. Visa tai keliauja į šio namelio antrą aukštą, kur 5 moterėlės atskiria, kaip minėjau, į atskiras frakcijas. Tai yra 5 pagrindinės frakcijos plastiko ir kartono. Kas krenta iš šios narvus? Iš šios narvus, kaip ir minėjau anksčiau, krenta tai, kas yra išrūšiuojama, kai parsivežame iš miesto. Į pirmąjį narvą krenta kartonas, į antrąjį narvą krenta mišrus popierius, į trečią narvą krenta spalvotas petas, į ketvirtą skaidrus petas, o į 5 krenta skaidri plėvelė. Gal galėtumėm patys pabandyti parūšiuoti? Žinoma, eime. Toliau viskas keliauja čia, kai jau yra išrūšiuota, kaip matote, švarus kartonas šiuo atveju. Ir toliau viskas keliauja į presą, kur yra supresuojama ir galiausiai atiduodama perdirbėjams. Vyrai, nepakeliat? Ne. Kiek ši peto frakcija sveria? Ši peto frakcija sveria apie 115–120 kg. Kaip čia atsirado ši kartoninė gyvatė? Daug mažų dėžučių sukrenta į presą, jos yra supresuojamas ir galiausiai gaunasi vienas didelis kartoninis kubas, kuris galiausiai keliauja perdirbėjams. Įdomu buvo pamatyti antrinių žaliavų peršimo kelią. Dėkui vyrai už pagalbą rūšiuojant, toliau rūšiuokite taip pat sėkmingai namuose, nes taip prisidame prie gamtos saugojimo. Perdirbam makulatūros, didžiulius kiekius makulatūros, surenkam Lietuvoje, superkam makulatūrą ir iš jo pagaminam popierių. Tai kokio tikslo atvykot pas mus? Mes bandom išsiaiškinti, kur keliauja išrūšiuotos atliekos. Tai eime parodysim. Kur jūs gaunat šitiek daug makulatūros? Ši makulatūra visa yra pristatoma įmonių, kurios surenka makulatūrą iš gyventojų, kurios surenka makulatūrą iš prekybos centrų, parduotuvių. Sandėlyje turbūt turim beveik 1000 tonų. Kadangi žinom, jog perdirbant popierių išsaugant medžiai, tai kiek čia maždaug medžių būtų? Tai jeigu paimti visą šitą makulatūrą, kuri čia yra sudėta, tai sakyčiau, toks 100 medžių tikrai išsaugota. Kokią makulatūrą jūs renkate? Gali būti įvairiausi žurnalai, laikraščiai, tam tikra pakuotė. Mes jau gaunam surūšiuotą popierių. Stengiamės surinkti kiek įmanoma daugiau, kad neišvažiuotų popierius į tos vadinamus sąvartynus. Mes iš popieriaus gaminam popierių. Visas popierius yra perdirbamas. Bandom pakelt? Bandom.
Einam parodysiu, kur gaminama iš popieriaus košė. Makulatūra atvažiuoja konvejeriu, suverčiama į puodą ir sraigtas suka ir maišo visą tą košę. Nu, į tokį nenorėtum įkristi, ne? Jisai gilus yra. Daug apie 4 metrai kažkur. Popierius sumalamas, paskui, sakykime, jisai yra pumpuojamas vamzdžiais į valymo įrengimus. Valoma visiškai smėlis, metalas, plastikas. Čia gaminamas visiškai baltas. Sumaišoma, na, kaip ir košę verdam. Einam. Ką? Einam. Gerai. Tai kokia čia yra šita didžiulė mašina? Na, mes stovim kaip tik prie popieriaus gamybos mašinos, kuri gamina popierių. Jeigu prieš tai matėm, kaip verdam košę, tai šita košė praskiesta su vandeniu yra pumpuojama į šitą popieriaus mašiną. Labai plonas sluoksnis popieriaus, išliejamas, išdžiovinamas ir, sakykime, suvyniojamas į didelius ritinius, kurie sveria kartais daugiau negu 2 tonas. Kiek šita mašina pagamina popieriaus? Šita mašina per minutę gali pagaminti 1000 metrų popieriaus. Tai yra beveik 1 kilometras popieriaus yra pagaminamas per 1 minutę. Tai paskaičiuokit, kiek per dieną galima pagaminti, kiek per mėnesį ir kiek per metus. Čia kaip ir yra paskutinė stotelė. Makulatūra, kur matėm nuo pat pradžios, išverdama košė iš jos, pagaminamas popierius, pagaminamas, susukamas į didelius ritinius, supjaustamas, supakuojamas, na ir čia jau matot, supakuota ant padėklo. Toliau, sakykime, jau padėklas su produktu keliauja į sandėlį ir iš sandėlio yra išvežamas į prekybos vietas. Augustinai, Laurinai, rūšiuokit antrinę žaliavą, saugokit Lietuvos mišką Vatinai. ir kviečiu atvykti su visa klase pas mus į ekskursiją.